Maloniai išliek Viešpatie ant šių sutuoktinių savo meilės dvasią, kad jie gyventų viena širdimi ir viena siela. Pažvelk dabar meiliai į šios jaunavedžius, trokštančius tavo palaimus, siųsk jiems šventosios dvasios dovanų ir liek savo meilės į jų širdis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi. Nerijau, ar esi rimtai apsigalvojęs, nieko neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtį? Taip. Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip moko Kristus? Taip. Aš, Nerijus, imu tave, Indrę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Nei buvo ilgai, nei buvo trumpai, po 10,5 metų peržengiant save. Ir ačiū tėvam, kurie buvo tikrai santūrus. Nespaudė visiškai. Štai ir mes simboliškai jums įteikiame laimės židinį. O kokią laimę jūs susikursite, kaip degs jūsų židinys, viskas priklauso nuo jūsų. Nerijus man pasipiršo, man labai netikėtai. Ir iš to netikėtumo aš pradžioje nesutikau lyg ir už jo tekėti, bet čia vien tik tai dėl to, kad tai buvo labai netikėta. Baigiau pradžiai žiedą iš tėvų slapta, kad pasimatuo dydį. Priklaupiau ir pasipiršau. Ir kas juokingiausia buvo, tai kad pirmieji žodžiai buvo, tai gal nereikia. Indrė, imk šiedą, mano meilės ir ištikimės tau ženklą, vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šia jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje, te stiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai te palaimina. Kad Dievas sujungia, žmogus te neperskiria.